Labas rytas, sveikos mano gražuolės, čia su manim Muzytė, Muzinas ponas ir mes šeštadieniaujam. Šiandien šeštadienis prasidėjo taip, kad Muzinas turėjo išvažiuoti prie savo darbų. Mes su Muzytė buvome namuose, ką mes darėme, piešėme, taip, ir laukėme tėvelio. Aš buvau nusistačiusi, kad šį savaitgalį mes tiesiog praleisime kažkaip namie, nes rytoj sekmadienį yra muziko išleistuvė sodyboje. Tai to veiksmo kaip ir užteks, bet Muzinas man šiandien pareiškė, kad jis ne už ką nenori sėdėti namuose ir važiuojam kur nors. Jis pasiūlė važiuoti į kaimą, į sodybėlę, kur važiuoja mano tėvai pasibūti savaitgaliais, ten kažko išsikepti. Bet aš kaip pradėjau savo mintyse žiūrinėti dalykus, kaip čia reikia mėsos nupirkti, to nuo trečio, važiuoti, ten kažką daryti, nu kažkaip man čia nėra tam nuotaikos. Jo labiau, kad lauke nėra labai didelių kažkokių tokių karščių, kad būtų faina, komfortiškai, yra 18 laipsnių ir, nu, toks, žinot, šiek tiek vėsiau. Tai nusprendėme mes, ką daryti, važiuoti į miestą geriau. Marom gal į futbolą prie Balto tilto, aš noriu valgyti. Aš tai galvojau, kad iš pradžių važiuotumėm gal pasivaikščioti į Bernardinų parką. Gal pavalgom ir pasivaikščioti? Į parduotuvę, kai kas nori. O, tu esi alkanas toks, ne? Na, taip, aš jau esu alkanas. Okei. Na gerai, galim pradėti tada nuo pietų. Taip, pas mus mašinų jau nežinau, 3 kol kas. Tai vieną jau atiduosim vieną mašiną, tai bus mažiau. Tu nori muziką? O kokias tu muzikos pageidautum? Vaka, šitos, ne? Čiurna, tokių konfliktų turim dėl apsirengimo dabar su Muzytė, kad jai netinka jokia apranga. Kad užsidėti suknelę iš ryto ir nebūtų verksmo, tikriausiai yra išimtis. O kaip tau sekasi rytais ją aprengti? Kartais. Kaip pasiseka. Kaip pasiseka. Kaip rytas. Vakar grįžo iš darželio, čia buvo tokia suknelė, kuri va eina rankovytės ir va čia išlindinėjo iki čia Maikės rankovės, nes taip norėjo Ninai. Taip, kad jeigu jūs matot, kad kažkur mergaitės aprengtas vienaip ar kitaip gatvėse, tikrai negalvokit, kad čia mama taip aprengė. Dažniausiai mergaitės, kiek turi draugių, visą laiką. Apsirengia pačios. Jo, pačios apsirengia, pačios jos sprendžia, ką jam apsirengti ir nieko to neįsakysi. Tuo tarpu, kai muzikas augo, nebuvo jokių klausimų, pageidavimų, net iki šiol. Jeigu aš jam pasakau, kad šitą renkis ir taškas, tai jisai šitą ir apsirengs. Bet tokių didelių. Kartais būna ten tam tikrų kažkokių diskusijų, mažesnių ar didesnių, bet iš principo viskas būna, nu, žodžiu, gerai, kas liečia jo aprangą. Bet su Muzyte labai sunku yra sutarti. Tai va, kas dar gero mūsų gyvenime, džiaugiamės naujų pirkinių, važiuojam, sau mėgaujamės, plaukiam gatvėmis, viskas super. Ir ką, atvažiavome, nes Muzinas nori pavalgyti pradžioj prie Baltojo tilto ir sakau, nebus čia tų žmonių. Pažiūrėkim iš tolėliau į Baltąjį tiltą. Ten, nu, gal nesimato iš čia, bet šiaip tai žmonių ten pilna, atrodo, sakau, gal čia koks renginys ir automobilių yra. Pažiūrėsime, o ką tu sakai? Ką super svarmus? Aš ten matau, kad mėlynas vanduo ten galėtume plaukti. Plauk galėsim. Tau patiko su baidarėm plaukti, tu prisimeni, kai mes čia plaukėm? Taip. Taip, na gerai. Kas pačio čia? Aš ten įdėjau. Par? Laukėme užkandžių, čia Muzinas užsisakė su krevetam salotų. Pas mane bus medium. Ei, Stela! Fainai? Vau! Pažiūrėk tu čia. Va, tai joji. Tai jis nesisikini. Jis dar va taip padaro, tai? Va, galima tiek, gal tai. Mes kvepalus, atėjome į parduotuvę Eurokos, čia yra nišinių kvepalų. Va, tokia vat salelė. Gerite? Tokie, bet mašinė. Šitie geresnė, šiuolesnė. Jo, aš iš tos ir norėjau gal parodyti kažkokią karvę. Nu, koš. Nu, stop. Aš pasirinkau ten. Nu, jau pasirinko kažką vietoj manęs.
Matuojam man batus, nežinau, biški pirštas remiasi. Давай, смотри. Imsim ar neimsim? Ai, gal imsim. Na ką, kaip mums sekėsi parduotuvėje, tai išsirinkau kvepalus. Abeji yra iš Majori. Va, toks va brandas yra. Šitie kvepalai Secret Love vadinasi. Kam įdomu, kaina apie 50 eurų. Šiaip Muzinai patiko kito brando kvepalai ir tik tiek, kad jie kainavo 200 eurų. Tai, dukrytė, ar aš galiu pasifilmuoti truputį? Aš neuždariau tavęs, dukrytė, tu pati užsidarėjai. Na, žodžiu, tie kvepalai kainavo apie 200 eurų, tai aš sakau, tai galima 5 kvepalus pirkti po 50 eurų, nes aš vis tiek jūs išpurkšiu per mėnesį. Buteliukas atrodo štai taip. Ir tas kvapas yra Secret Love. Nu, toks vat, tipo saldus, tipo nelabai saldus. O kaip tas, matai va, skinėjasi. Madžiauri. Na, žodžiu. Keliauja į buteliuką į dėžutę, mano gal, bet gal aš blogai juos uždarau, ar panašiai. Tai čia va tie pirmi kvepaliukai tokie. Antroji dėžutė, jinai va tai va atsidaro, va tai va, ir kvepalai yra čia šitie. Sweet Ambret vadinasi. Čia tipo dėžutė tai tikrai gražesnė daug. O kaip čia jos išimt. Man sunkiai sekas, bet po biškelį išsijama tai kvepaliukai. O, stipriai labai sodinti. O tai va atrodo. Šitie gal brangesni buvo, aš neprisimenu kainą. Nu, va šitie gal man net labiau dabar patinka, jie tokie daug saldesni, užneša į bakaratą kažkokią natą, tik nežinau kuri. Nu, va šitie man patinka kvepalai. Irgi. Ko aš pirmą kartą uždedu, o po to jau man nepavyksta. Uždėti taip, kad va, kamštelis nukrenta. Nu, tėvūnė. Tai va. Sudėsiu. Tu man jau suokia muziką. Tuoj mamytė pasifilmuos ir jausim muziką, gerai? Va. Va tiek žinių iš parduotuvės. Kai muzytė atlūžo, Muzinas kažką sugalvojo ir sako paslaptis ir nesako man kažką sugalvojo. Aš jį bariau, kad jis va paėmė gėrimą mano automobilyje. Štai dabar kai ką gausi. Aš iš viso bariausi su Muzinu, ta prasme, nes aš mėgstu tam tikrus dalykus turėti vat savo ir dėl savęs. Ir aš sakiau, kad kai bus mano automobilis naujas, aš norėsiu ten turėti savo kosmetinę, savo, žinote, dalykėlis, pasidažymą, tą, trečią. Savo monsterį, kurio nebėra. Baig tyčiotis. Ir aš pasidėjau tą monsterį, galvoju, kai būsiu ten pavargus, tarp darbų, kažkur lakstysiu, o kokių čia paparčių gražių pasodinu. Pylimo gatvėje, matot? Šitų nebuvo seniau grožybių. Šaunuoliai labai puošia Vilnių. Mes paskutinį kartą čia prieš 7 metus buvome. Jau, tai čia esi iš manęs, bet ne prieš 7 buvau, tikrai buvau šį sezoną. Tai čia važiavam. Netgi buvau, tiesiog tų paparčių nemačiau arba jų nebuvo. Tai va, tai grįžtant prie tos temos. Tai Muzinas jau gyvena žmogus su manim, nežinau kiek čia, 8 ar 9 metus. Ir jisai iki šiol nepripažįsta mano to tokio, kaip čia pasakyti, asmenybės, originalumo. Nežinau. Tiesiog, kad aš va taip egoistiškai mėgstu turėti kažką savo. Ir čia ne vienintelis dalykas, kurie Muzinas mėgsta va, iš manęs paimti tiesiog. Yra namuose tam tikrų daiktų, kur ne va tai yra mano ir aš pasidedu, kad čia mano ir panašiai. Ir būna ten suvalgoma, sugeriama, suvartojama, sunaudojama ir aš dėl to sakau, kada aš... Mano. Jo, ir jis man kiša žiedą, sakydamas, kad kadangi aš esu jo žmona, aš privalau viskuo dalinti su juo. O aš vis tik noriu kažką turėti egoistiškai vien tik savo. Nu. Turiu savo kanalą. Aš neturiu, net nekuriu turinio dėl tavęs, kad nekonkuruotume. Ačiū, taip patikėjau, jau labai jau čia šitas mane guodžia. Šitą kanalą visada turėjau, tai čia dabar žinai. Nu tai va, tai aš nežinau, Muzinas sakė duoti jam laiko. Aš sakau, kad jau mes pakankamai daug metų esam kartu, kad vat, šitą dalyką pastebėti. Ir jau labiau, kad aš sakiau ne kartą, čia man. Jis dabar galvoja, kaip čia išsivartyti šitos situacijos. O kaip įspūdingai moteris atrodo, ten toks nuogiau biški. Gražiai atrodo. Nespėjau pažiūrėti. Gerai. Gerai, kad nespėjai turėjai vairuoti. Aš dėl to ir nevairuoju, kad Muzinas nesuvalgytų čia į kitas, į kitų bumbulus.
Populiariausias video yra iš mano, jis žiūrėjo į praeivės bumbulus. Belenkiek peržiūro. Ten net neįmanoma buvo nepastebėti tiesiog. Kur čia atvežė mane į Vokiečių gatvę ir kas čia Muzytė atlūžus visiškai. Va, šitą. Gucci style girl. O tai kur mes čia veiksim? Nupirkti kavos? Aš nenoriu jokių saldumynų. Nereikia čia jokių saldumynų. Aš draugė mane kvietė pas save suvalgyti torčiuko, kokio piragiuko. Aš pasakiau, aš čia netam sportuoju, kad dabar piragiukus vanočiau. Nevažiavau dėl to pas draugę. Va, pasirodo, Muzina sugalvojo, kad kol Muzytė miega, mes atsidarysim stoglangį, kad girdėtus, jeigu jinai pabustų. Ir atsisėsim čia ant suoliuko prie pat automobilio ir pagersim kavos ir suvalgysim ledų. Visai patinka man tokia mintis. Gal ir neblogas tas Muzinas, jis visada nori kompensuoti, bet neleidžia jo barti iš kažkaip taip decibelai kyla, kad tipo, Muzytė kaip gražiai mane papušė. Jo, aš tokia pinda neraliuota, nes va, nupirkta man 2 kvepalai, ir aš dar pykstu, kad išgėrėm mano gėrimą. Ne tai, kad pykstu, o duodu velnių. Va, kudakuoju, galima sakyti, kudakuoju ant Muzino. Nu ką, kuo didesni vyram reikalavimai, tuo labiau jie pasitempia. Nes jeigu vyrui leidi ten bilenką kaip daryti, be jokių taisyklių savo, be jokios meilės savo, tai žinokit, taip ir būna. Zebrazija būna. Tada gyvenime aš jums sakau, jo. Kuo labiau vyrui tušo, tuo geresnis rezultatas, manyčiau. Jūs taip negalvojat? Pradėkit. Pamačiau 2 vyrukai prasivažiavo su dvirkom, tokie besikalbėdami, matosi, kad 2 draugai, galvoju, gal visai fainai, tokie solidesnio amžiaus, jau ne malalietkos. Ir galvoju, gal visai fainas laiko leidimo būdas su draugu, su draugė. Eiti ne šiaip į miestą pasėdėti į kabaką, o pasivažinėti su dviračiais, pavyzdžiui. Po senamiestį, po miestą, pažiūrėti, kaip kas veikia. Geriausiai tai vaikinukas kažką su telefonu šneka, skrolino, ką tik nelabai žiūri kelią, bet važiuojama dalim. Jau tiksliau einama dalim. Pridaviau, ne? Taip elgėsi jisai. Nu tai ne, gerai elgėsi, nes čia gali eiti mama su vaiku ar panašiai, ar vaikas iš kur išbėgti, nes čia nueinama dalis. Žinau, tokių nelaimė būna nutinka, tikiuosi niekam nieko nenutiks. Kol važiavom čia į priekį, tai avariją matėm ant savo akių prie pat mūsų ir stiklai tam nubirėjo net. Skumuzino ir čia tik ne mum po padangom viskas sukrito. O Jeziu, kaip mažiuliai kalvytė pasvyro. Na, va taip reik mėguoti. Gaila jos, gal kėdutė reikia kaip nors išskleis labiau. Na ką, sėdam visai romantiškai su Muzinom. Su ledais. Na va, ilgai mes neprisidėjom, atsikėlė ir Muzytė. Ilgai neprisidėjom, atsikėlė ir Muzytė. Va, pareina Muzinas su ją jau ant rankų. Nu ką, jau lelė pabudo? Nu va, kadrai ir muzikas atsiranda jau. Vežioja Muzytė. Tik neišversk juos. O mes čia renkamės įvairius šepečius. O ne? Ką radai? Va, paimsim. Taigi mes turim. Tai šitą jau nebeturim, liko tik šitas. O tai kol šitas dingo? Nežinau, tai žinai, čia kai tiek ateina žmonių, tai gal kažkam pridėti. Kai tiek ateina valytojų, kiek... Pas mus yra su metaliniu samteliu tas. Ne, su metaliniu nereikia. Nu, žodžiu, perkam, kad pirkt. O šitas guminis kam skirtas? Ai, čia yra toks guminis, bet nežinau, ar jisai gerai. Ne, guminis tai ne, iš principo nėra gerai, bet šitas vat kam jisai skirtas. Irgi kažką tai šluot, čia šluotas. Parodyk, nemačiau dar guminių. Slypink, aš čia aš... A, tiesiog trint gal patogu, o ne? Gal visai minkštesnė. Nu, gerai. Gerai. Gal va toks būtų patogus planas. Žinai, kad ko nusisausina pats. Ne šitie tai nenusisausina. O, kokius Muzytė čia rado. Fainuolis. Smirda su buvusiais kiaušiniais. Oi, kokie fainučiai. Visus paglostė jau? Nuperkam. O ką mums reikia? Negalim sutalpinti visų nesąmonį į mūsų kiemą. Na ką, priveikiam. Pabuvom Lidlėm. Apsipirkom tualetinio milijoną.
Pikas gavo kortelių, nors sako, kad jau visas surinkęs yra kolekcija, tai draugam atiduos. Nu tai tiesiog draugam atiduos. Arba pats patidarinėsiu. Įdomumų dėlį, ar ne? Tai va, tualetiniai buvo akcija, tai nupirkom visų krūvų. Nes šiaip iš principo nieko gero nepirkom. Rytoj yra muziko išleistuvės sodyboje, tai mes ten paėmėm čipsų, vaisių, nu, tokių, ką valgo vaikai, kolos. Tai va, žiūrėsim, kaip ten bus. Šiaip oras tai toks debesuotas, gražus. Taip eina mūsų diena. Muzikas šiandien tokį bajeriukas kėlė vieną. Bajeriukas tai toks nelabai bajeriukas, kad muzikas šiandien buvo išvažiavęs pas tėvą ir tas buvo davęs jam darbo. Kažkokias akmenis rinkti. Muzikas nesutiko, bet vis tiek buvo liepta ir buvo pasiūlytos rykštės už tai, kad jeigu jisai nerinks tų akmenų, ir muzikas pabėgo namo, pėsčias. Muzikas pažiūrėjo, kiek eiti, sakė apie valandą ir kem minučių. Aišku, mes jo nepagyrėme už tokį elgesį. Ir susirūpinę buvom, nes jo laikrodis buvo nusėdęs, bet buvo kaip buvo. Ką čia mojuoja? Tualetinė prisikrovė. Šitas video vadinsis tualetkiniai. Ne muzinai, o tualetiniai. Kokį dar fokusą? O tu fokuso nerodysi? Ne. O koks tavo vardas? Muzytė? O tu muziukas? Mama, žiūrėk. Ei, atsakyk, ar tu muziukas? Taip. Šitam lapakeli bus kortelė tokia legenda Luis Figo. Nes tu žiūrėjai vėliavą per šitą? Ne vėliavą. Ir bam! Legenda Luis Figo. Tu kažkaip pamatėjai per kortelę. Matosi šitą. A tu gali atsakyti Osvaldai į klausimą, ar tavęs, nežaidžia, kai tavęm vadina muziku? Ką? Nu, ta prasme, mokykla, jeigu tau pasako, kad tu muzikas, tau jokinga, liūdna, ar kaip? Ne. Ką? O muzinas čia grojo. Nieko tau tokio? Nieko. Ir nesijauti, kad tai patyčios? Ne. Nes tu pripratęs? Nes tai kietai skamba. Ne? Nes tai O žinau. tu, kaip jauties, kai tave muzinu pavadina? Puikiai. O kaip tu jautiesi, kai tave muzytė pavadina? Mane seka, fotografuoja Lidl, kai aš valgyti perkum, jaučiuosi kaip superzizda. O kas tave fotografavo tada? Moteris visokias. Visokios moteris, baigit fucking mano vyrą. Gyvatės visi. Sanytė, aš pagalvojau, tu niekada nesivalgęs kebabo, ne? Tata. O nori paragauti? Gerai. Osvaldas niekada nevalgė kebabo? Taip sakė. Man atrodo, bus valgęs kažkada. Ne. Nu, aš tik mėsytę tokia baba. Ok, baby. Gerai, mielai, mes norim muzikos, prašau išjungti kamerą. Nu va, viskas, bye. Bye. Goodbye. Just goodbye. Einam? Tai gerai, kad išsiėmė iš jo norisi. Tavo pirmas kebatas, o gal? Rimtai? Tai sveikins, to pirmas kebatas? Negalėsi sveikams. Buvo paukščiukas prie glutės, bet išgazdino muzytę ir jis dabar pasislėpė ten už tujų. Sėdim čia. Šnekam. Ką pasakoja į muzinę? Mama, aš tau spėsiu, kas tau labiausiai nepatinka iš tėvelio. Nu, kas labiausiai nepatinka? Kai vagia maistą? Ne, kai jis taip daro. Ai, kai taip daro. Tėvelis šiandien dar išgėrė mano gėrimą mašinai. Bet nupirkau du. Ir gavo velnių. Aš sakiau, kad aš esu savo gyvenimo laimingiausiam periode. Kai viskas yra tobulai. Jo? Mama, namai, vaikai, verslas, sveikata, laisvalaikis, pinigai, viskas yra tobulai. Nu va.
Ko daugiau reikia? Mama, kas bus, kai tu paguglinsi juodas monstras? Nežinau, nebandžiau niekados. Osvaldą išmes. Arba Osvaldą. Osvaldas tai Kas vardas. tavęs esą pavadino? Chaosvas. Chaosvas, jo. Kaip tam sakė? Chaosvas. Šiandien čia ryte buvo, bet chaosvas. O kodėl? Nes chaosas ir Osvaldas. Tai chaosvas. O tu ką sakai, kad tau paauglystė? Aha. O tai kas tu vyksta? Laukai auga? Panosim? Ne. O? Aš jau Hitleris būčiau. O kas tau darosi su lyg paauglystė? Nežinau, tiesiog. Servetėlėm valyti padėsime? Taip. Nu, va tai va, paėmė servetėlių. Ir va taip pat valai. Ir va, žiūrėkit, tarpelius irgi reikia pravalyti, va tai va. Aš tai negaliu, pavaliau tą dėžę. Sakau, reikia tarpelius plytelių uždirbinėti. Tai va, dabar mes su muziku darom šitą reikaliuką. Nors jau uždegta netgi šviesa, nakčia, darbuojamės čia. Muzikas sako, kaip antistresas veikia, ne? Nu, truputį kaip smeledis. Smeledis. Na ką, žaidžiam toliau. Savo smėlio karalystėje. Esi su kitais. Bet jie patogiausi tokie mažiukai. Vyrai ir mažai pastuviukai. Gal yra, bet mums šitai gerai sueina. Ne? Na ką, darbavomės mes lauke su muziku, po to atėjo muzytė, verkdama, kad jai skauda ausytės. Užlašinom lašiukų, ji šiek tiek man kosėjo ir visada, kai jai yra kažkoks kosulys, jai pereina į ausų skausmą, bent jau man taip atrodo, bet turiu šiek tiek dvejonių, gal jai skaudėjo galvą ir jinai galvoja, kad čia ausytės, užlašinom ausytės, įdėjom paracetamolio žvakutėm, dabar migdosi. O aš, kadangi čia yra tualetinių vlogas, dėlioju tualetinį į spintelę, aš sudedu tokiais, nu, žodžiu, aukštais. Tai va tokia ta šiandien diena, šiek tiek pramogų, šiek tiek darbų. Ir nu, va taip pat ir gyvenam, mielusios pupytės. Tos, kurios nesekat mane slaptajam turinį. Tuos būtinai pasiekite, nes ten daugiau video iš mano kasdienybės yra. Tai tiesiog prie mano šio kanalo jūs nueinate ir ten turi būti mygtukas prisijungti. Jeigu nežinote, pakomentuokite. Ir aš jums čia įdėsiu į komentarus nuorodą. O, jau dabar mėtau, jų nepasiekiu. Kiek su tą lėtinę čia prieš tabeliavau. Bet mes taip nuperkam ilgesniam laikui. Ir jo tada ilgiau užtenka, nereikia perkalioti. Ypatingai, kai būna nuolaida, aš tokia skūdžios magdakas, aš labiausiai mėgstu viską pirkti. Būtent per nuolaidas. Aš galiu net įbarti muziną, jeigu jis kažko daugiau neperka, ne per nuolaidas. Aš tokia vat esu frikė, nuolaidų frikė. Aš žinau, puolė, kad pas mane viskas būtų maksimum sustrateguota, maksimum sutaupyta. Yra dalykai, kur aš netaupau. Pavyzdžiui, šiandien sugalvojau, kad man reikia kvepalų, tai 2 kvepalus nusipirkau, jau netaupiau, nes pribrendo reikalas, kad norisi, ar ne? Lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, norisi atostogų, tai mes atostogaujam jau pilna koja, arba norisi ten kažko kito ir taip. Bet yra vietų, kur aš va taip mąstau. Manyčiau, kad daug kas taip mąsto. Mes su draugė pasikalbėjom, kad abidvi tokias pačias. Jis sako, jo, aš irgi pažiūriu prieš eidama į Lidl kainų leidinį, kur kokią nuolaidą, ko man reikia ir taip toliau. Aš irgi planuoju savo pirkinius. Kaip žinot, mes su muzinu apsiperkam kartą per savaitę, dažniausiai sekmadienį arba kažkada va taip. Ir tada savaitę gaminamės pietus, pavyzdžiui, pietų dėžutės, viskas pagal planą. Man taip patinka gyventi, nes čia yra, kaip pasakyti, čia yra režimas. Ir gyvenimas tam režime, tam plane, aš vis dar su to žiūrėjau, yra, na, mums sveika. Kiekvienas žmogus reikalauja režimo, tradicijų, dalykų, kurie pastoviai vyksta tam tikrą vaga. Ir su to mes dažniausiai jaučiamės komfortiškiau, fainiau. Tai va, tai tiek iš mano šiandieninio vlogo. Tikiuosi jums patiko, tikiuosi manęs pasilgote. Ir jeigu norite daugiau mano tokių kasdienių vlogų, pasakojimų ar kažko, tai judėkite į mano slaptą turinį. Ten mes visos ir susitinkam.